Ar ir tu kaip ir aš iki šiol galvojai, kad vafliai gali būti tik tai saldus, tai pagalvok dar kartą, vafliai gali būti ne tik pietų vakarienės pasirinkimas, bet ir puikus į išvyką gamtoje patiekalas. Tau reikės kalakutienos filė susmulkinti smulkiai, įdėti 4 kiaušinius, susmulkinti pusę brokolio žiedyno, įtarkuoti apie 50 gramų parmezano, įdėti pusę šaukšto majonezo, įpilti alyvuogių aliejaus apie 50 ml, įdėti mėgstamų prieskonių, tai yra druskos, pipirų, persilado, ciberžolės, rūkytos paprikos ir avižų miltų porą šaukštų. Jeigu naudosi avižų miltus be glitimo, tai tavo vafliai bus ne tik tai su daug baltymų, bet ir be glitimo. Taip pat, jeigu šalia jo bus dar papildomų daržovių, tai puikiai tiks ir pietum, ne tik tai užkandžiui iškilai į gamtą. Patiko mano skanus, labai greitas ir sveikatai palankus receptas. Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. Sek mane Instagrame, Facebook'e, TikTok'e ir taip pat apsilankyk sveikatai palankų svetainėje, kurioje rasi labai daug naudingos nemokamos informacijos. O jeigu nori daugiau ir giliau suprasti mitybos esminius principus, įsigyk mano sukurtus kursus, mitybos programas, dalyvauk stovyklose ne tik Lietuvoje, bet ir Tenerifėje. Taip pat kviečiu tave prisijungti prie asmeninės mentorystės. O jeigu nori apie viską sužinoti, eik į sveikatai palankų svetainę jau dabar.